Nežinau kaip pas jūs, bet mano Facebook feedas pilnas maratonų, jogos pozų ir sixpackų. Įdomu, kur savo sportinius pasiekimus demonstruotų visi tie žmonės, jei vieną dieną dingtų internetas. Mama, čia kremblių yra. Kepenys geros. Šioko, kas? Aukštas tik 5. Žiauriai gerai, kad turim internetą. Sportininkai čia gali demonstruotis, o mes, jei nenorim, galim nežiūrėti. Arba galim pradėti sekti jų pavyzdžių. Prisiversti sportuoti – vienas sunkiausių dalykų pasaulyje. Jei nori užsimotyvuoti, YouTube rasi tūkstančius motyvacinių video. Blogai, kad kai kurie jų knisa protą. Arba kitaip tariant, yra šiek tiek perspausti. Ko tu lauki? Juk nei vienas lietuvis nelaukia, kol kas nors sukurs pirmus krepšiniui skirtus kedus. Nei vienas disko metikas nelaukia, kol kasetes pakeis kompaktai. Nei vienas gimnastas nelaukia, kol atsiras sportinis ožys. Sportuok, kažką eik. Jei tau motyvacijos netrūksta, pačekink šią sportui skirtas programėles. Nors aš nesu visiška sveikuolė, bet jau žinau, kad kai pradedi sportuoti, anksčiau ar vėliau susidomi ir sveika mityba. Nes sportas plus kugelis lygų liūdesys. Internetas pilnas sveikuoliškų video receptų, kurie atvirkščiai nei receptų knygos yra aiškus. Sukapoti petražoles. Užvirinti vandenį. Paimti kepimo formą ir sukrėsti daržoves. Nežinau kaip pasakyti, bet jūs kažkas paliko krepšį prie durų. Jūsų nieks nemyli! Gerai, kad iš grubės pražangas virtuvėje niekas nebaudžia. Ai, kalbant apie pražangas. Mėgusta internetas, nes mėgstamos komandos varžybas galiu žiūrėti tiesiogiai. Ginkis! Matai, ateina iš kairės, matai? Nespaus! Atgal! Ai, ką padarėjai? Taigi sakiau, nespaus. Varžybų žiūrėjimas gyvai, lauke, be reklamų? Tai tik silpniesiems. O kaip nepamesti galvos sporte ir internete, šiandien mums daugiau papasakos riebalą ne keptuvėje, o sporto salėje lydanti, čipsus nei skrandį, o už sofos mėtanti Ona Būk Plona, kuri gavo ežę gigą, prabėgo internetą 4G greičiu ir surinko 5 sportinius patarimus. Pirmas. Norint pasipuikuoti internete, tau nebeužteks Endomondo, Strava, MapMyRun užfiksuotų kilometrų. Nori laiko? Naudok programėlę Figure Running ir bėgiok ne kilometrus, o išnykusių gyvūnų siluetus. Spalvotai. Jaučiu, greitai turėsime žemėlapinio paišymo kursus. Ar meninio bėgiojimo kursus. Žodžiu, kursus, kur mokysimės bėgioti ir paišyti. Ką kėstukas varnas gaudo? Tau šiandien gipsinę galvą išbėgti. Nepametam perspektyvos, ačiū. Gintelė, laba diena. Jums šiandien vaisių natūrmortas. Susitvarkom su kompozicija. Dėkoju. Agnytė, keliuką dar skauda? Paprastesnė tematika, Malevičiaus kvadrato tema su štrichais iš kraštinių. Prašom, neišbėgam. O kur Jonelis? O mokytoja, Jonelė areštavo už vandalistinį bėgiojimą. Šiandien kriminaluose pagaliau sugautas ilgametis kartografinis grafitininkas Solomonas. Antras. Renkantis sportinę aprangą pirmenybę teik patogumui. Nors pastebėjau, kad dažniausiai žmonės renkasi tai, kas yra... Karšta. Šiaip kas yra karšta, o kas ne, visiškai skonio reikalas. Na pavyzdžiui, base jumping kostiumas. Karšta ar ne karšta? Ar jau galiu užeiti? Dar ne. O galbūt dabar? Dar palauk. O dabar? Jau gali. Vadink mane Batmane. Galiu gal atsek, žiauriai karšta. Trečias. Jei manęs klausia, aš atsakau. Sporte svarbiausia nuoseklumas, o treniruoti reikia visą kūną. Ketvirtas. Jei kyla klausimai, kur sportuoti, kaip sportuoti, kas laimėjo, kas prakišo, ar šiaip pasimeti sporto pasaulyje, pračekink šios blogus. Ir Ona Būk Plona. Penkta. Jei nori sportuoti madingai, rinkis lentų sportus. Tas nekietas, kas neturi snieglentės, banglentės ar riedlentės. Girdėjau, jau ir skraidančių lentų atsirado. Įdomu, kas bus, kai atsiras ir ugnies lentos. Dabar kokia pas mus ta pagrindinė problema yra mūsų darbe, tai yra šitie ugnelentininkai. Tik kas nors smilksta, iš karto, tai ten kuršių nerija, ar tai koks tai kaminas dega, iš karto jie
suprantis tom savo lentom, reiškias. Lyg tai buvo bandyta Šnipiškėse kažkokį parką daryti. Aš ten dabar tiksliai nepasakysiu, kaip ten baigėsi. Aš suprantat, pats gesinu, man vis tiek širdis skauda. Aš pats jaunas su riedlente varinėjau. Suprantu aš tą jaunimą. Pradėjom sportuoti pernai, žinai, su draugeliu. Nu, Ants ir aš kaip pradininkai, žinai. Nieko priėmėm jau visas nuostatas, žinai, pateikėm prašymus. Pats pagalvok dabar, stovkavom spadango, ne? Ir nenaudojam sensyra, tai tas padegas padegom ir tada mum aikštelė yra. Nu, kaip Vilniuje yra, pavyzdžiui, Liepkalnis, tai pas mumis būtų Liepsnekalnis. Važinėjom vantų, supranti, blieko. Ir viskas, tai ką močiutė padovanoja tą blieką man, aš sudražiau ir mama už lipdukus naują paėmė, supranti. Nu, Ana su teflonu, tai aišku geresnė, žinai, nu, nereik tepti, geriau slyst. Svajonės, nu, tai dvi yra. Pirma, tai tas Etnos kalnų prasiliekti, nu, ten, kur lava visą bėgam. O antra, tai, nu, išsitatuiruoti antakius, nes labai degs vyl ir, nu, nespėjo taukti. Buvo karšta. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susimatymų čia arba sporto klube. Like and share. Vos nepamiršau. Kitos laidos tema – klausimai ir atsakymai. Jei turi man klausimą apie internetą, iš interneto arba internetą. Kodėl? Rašykit čia, komentaruose ir Ežio Instagram'e, Snapchat'e, Facebook'e, visur. O kitoje laidoje aš atsakysiu.